linksma, tai reikėjo atsifutbolinti ir tada jau kopėm. O dievai. O dievai, kaip gerai. O pagaliau priėjom prie žymiausio, populiariausio skulptūro. Tai ką, atvykom į Red Sand Dunes, iš karto pasitiko netgi prie paties takso pardavėjos. Tai jau laukė su savo prekiam, tai buvo ganėtinai toks linksma, tai reikėjo atsifutbolinti ir tada jau kopėm į Red Sand Dunes. Galima buvo pačioje nusipirkti tokias lentas, ant kurių atsisėda, bet tokios kaip kartoninės ir plasmasinės, ten iš iki galo nepamačiau iš kokios medžiagos, bet tiesiog tokios lengvos lentos, ant kurių atsisėda ir gali tiesiog čiuožti. Ir būtent šita vieta yra apie 20 keli kilometrai nuo Amuine, nuo tos vietos, kur esame apsistoję. Ir čia yra vienas iš tokių populiariausių traukos objektų šioje pakrantėje, šioje vietovėje, nes būtent čia kiekvieną kartą iš vienos ir iš kitos pusės nuo vėjo susiformuoja vis skirtingi tos skirtingos kopos, tai tikrai yra vertinga pasižiūrėti ir palydėti saulę. Ką, gerbimieji, atėjom į naująjį food courtą. Čia esu labai dar plačiau, daugiau virtuvių yra. Apsižiūrėjom, galvojom gal kokią meksikiečių paimti, ar indų, ar dar kažkokią. Vis dėlto esam Vietname, tai pasirinkėm Vietnamo virtuvę. Ir dabar Gabrielė, kaip tik buvo atkeliavę, tu gal girdėjai, ką čia reikia su šitų dalyti? Ne, sakė, tiesiog nereikia jo pjauti šitų, o reikia tiesiog imti ir... Ir dripinti, kaip ten sako, žinai, mirkyti ar ne, ir paragauti šitam padaže. Jo, arba tiesiog užsidedi ir viskas. Ok, nu ką, ar nusirbytis? Tai vaisių atnešė. Jei trumpai, ką mes turime, pas Gabrielę yra fo sriuba su vištiena, kurios kaina yra, kiek žiūrėjom, 3,5 €. Ir turime, kaip čia pavadinti, nes aš galvoju, kad čia yra summer rollsai, bet jie vis dėlto vadina tiesiog fresh spring rolls, kaip šviežus tie patys spring rollsai. Ir matau, kas labai įdomu, dragon fruitas šalia ir pomidoriukai papjausti, bet kiek Lietuvoje aš pačius summer rollsus ragau, tai jie matosi, kad čia matinesni, storesni tokie storuliukai. Ir labai įdomus padažiukas, nes jis matau su riešutais, sezamo sėklų ir net man ten jausmas, kaip žinai, būtų riešutų sviestas, bet pasižiūrėsim. Gali būti, bet gal kažkas įpanes. Tai ką? Dar turime, ką turime čia? Tai turim sultis, turim šviežiai spaustas sultis, viena su passion fruit ir mangais, jau kitas taip pat su pasiflorais ir apelsinų sultimis. Ir kas geriausia, kad jų kaina yra tiesiog 10 euro centų, kas yra žiūri juokinga kaina. Skanaus? Žiauriai buvo skani vieta, tikrai labai viskas patiko. Tiek tiek šitie summer rollsai. Abu iš tiesų tikrai labai gera vieta palyginus, gal net geriausia vieta, kurią dabar buvo sankė būtent Amuine. Vienintelis dalykas, gal irgi dabar žvalgausi, kaip ir nėra visiškai turbūt staliukų, kur jau matytume pakrantę, gal toks minusiukas, bet kadangi mes ir dabar atkeliavom vakare, tai saulė nusileidus, tai tokia visai jauki aplinka ir visai jau kur faina gražu čia yra. Aš šią dieną praleidau, žinai, paplūdimy, tai iš tiesų visai gerai ir atsitraukti ir tiesiog ateit pavalgyti, tai kaip ir net netrūkumai, žinai. Beje, kadangi jau mums patiko Pineapple labai paplūdimys, tai čia yra realiai visiškai arti, nežinau, 100 metrų atstumu. Tai galima nueiti po paplūdimio, kaip tik į šitą food courtą įsirinkti. Tai dėl patiekalų dabar, kiek vertinat pačius patiekalus? Tai abiejus vertinčiau po 9. Tikrai. 10 nenoriu duoti, nes dar... Lauki savo tobulybės. Dar nenoriu per daug užkelti, žinai, kartenės, nes dar laukia daug kitų skanių paragavimų, tai labai gerai buvo.
Aš krevetėm irgi duodu 9, tiksliau krevetėm sakau, ar summer rollsam, kaip čia yra fresh spring rollsam. Pasakiškai skanus, tos krevetės labai viskas gerai susižaidė, ir jie tokie macnus ir tas padažiukas įdomus dalykas, nes niekad šitų summer rollsų neragausiu riešutų, galima sakyti, tokiu kaip padažiukų. Tai labai gerai čia susidėrėjo. O sriubytei fo duosiu 8, irgi pakankamai gerai, bet nesinoriu daugiau duoti, nes jau 2 vietas buvo, kur man tikrai skanesni fo, tai ta pačia fo Vietnam buvo geresni ir tą pačią pirmą vietą, kai Hošiminą atvykę, ten buvo tobuliausi kol kas iki šiol ir jie tikrai, jau sakyčiau, net verti 10, tai 8 bus pats kas maras. Tai tiek su restoranu. Skanaus, jeigu ką valgysi. Ką palikome Muine ir išvykstame į Dalatą. Aišku, irgi su nuotykiais vos spėjom į autobusą, kadangi mūsų taksas turėjo atvežti į kitą miestelį. Ir nuvežė visai kitą vietą, ne ten, kur mūsų autobusas pasirodo. Toks labai užsidainavęs taksistas buvo ir mateit, kažkur įvyko klaida. Bet viskas gerai, pagaliau susikalbėjome ir atvežė ten, kur reikėjo. Ir vos suspėjom į savo autobusą ir įsitaisėme į savo antrąjį sleeping busą. Jau šį kartą pasirinkome geresnį, tobulėjom sleeping busuose, todėl turime ir jau pasikrovimo vietas įrenginiams, ir televizorius, ir iš tiesų patogesnius pačius gultus. Ir 4 valandų mūsų kelionė kainavo vienam žmogui nepilnai 14 eurų, 13 centais. Tai tikrai, nes nemanau, kad tai labai brangu, kadangi atstumas yra nemažas, laikas yra nemažas ir tikrai, kaip sakant, važiuojam tuo ale geriausiu sleeping busu. Tai pažiūrėsim, kokia kelionė, aišku, laukia mūsų, bet kol kas viskas fainai, gražiai. Atvykom į Nature Boutique hotelį Dalate, būsim čia 3 dienas, pasižiūrėsim, kaip atrodo. Čia visokies kol kas nėra, kėdėta. Taip. Ok, turim miegamąjį. Lovytė gal kol kas mažiausia, ką turėjom bendrai, bet atrodo viskas patogiai. Turim, matau, užkandukai, kavos vieta, vandens, spinta. Turim šį kartą spintą. Ir visai erdvė su seifu, labai gerai. Seifas mums naudingas. Einam pasižiūrėti. O, telikas irgi yra, veidrodis, tapkutė, šliurės, matau, yra. Ir yra dar, reiškia, turbūt kondicionieriaus, kaip suprantu, nėra, bus ventiliatoriai, kurį reikės pasijungti. Visai faini azijietiški paveikslai. Toliau, ką turime? Tai dušas su tualetu. Pakankamai mažiukas, bet kas faina, kad man visada patinka, kad yra šitas viršui nuleidžiamasis vandens reikalas. Nuleidžiamasis vandens reikalas. Ir dar įdomus dalykas yra tas, kad kriauklėje yra būtent pagrindiniam kambarį tik įėjęs pro duris, o ne pačioj vonioj. Matyt, pagal išplanavimą netilpo jau ten, tai padarė tokį variantą. Aš niekad nematęs, kad taip yra viešbutyje, tai įdomu. Ir kalbant apie šitą viešbutį, tai mums para kainavo 15 eurų. Kas pakankamai yra maža kaina, bet aišku, mes neturim pusryčių, tai reiks maisto vietas pasiieškoti ir pusryčiam patiems. Dalato pirma maisto vieta ir jį vadinasi Banh Mi Hue Mai 79. Aš realiai vakar kaip tik žiūrėjau vietas, ką geriausia galima Dalate paragauti, tai matau, kad labai daug kas ir Instagram ir TikTok'ui rekomenduoja būtent vietnamietiškus meatballsus, kurie daromi kartu su jų, nežinau, čia bagete arba galima sakyti Banh Mi duonele.
Tai jų kaina yra net nesiekia 1 euro, 0,91 euro. Kiek matau, dar papildomai dar atneša, matau, tokių kaip čiliukų šalia, kurios galima pasigardinti sriubą, kad būtų aštriau. Nu ir ką, ragausim šiaip meatballsus jau paragavome vakar pusryčių vietoje viešbutyje, tai jie tokie šiek tiek skirtingi negu švediškų meatballs, arba kaip yra pas mus Lietuvoje pateikę, tokie skirtingi šiek tiek prieskoniai, labiau vietnamietiški. Ragausim, įdomu, aš tikiuosi, kad bus labai skanu. O dievai, kaip gerai. Ta sriubytė dar jos labai suminkština. Ir jie tokia nešvelnų saldumą turi. Ir matau, labai yra mini makaroniukai. Galiu va pritraukti. Tokie labai. Tik matau, kad su daug žolelių. Nu gerai, pabandėm su žolelių. Čia net nėra makaronai. Čia yra kaip jų kopūstai arba kažkokia šiek tiek panašaus principo daržovė. Pjaustyta, labai lengva. Ir žolelės labai turi stiprų skonį, tokia šiek tiek kaip mėtos, kažkas panašaus. Labai skanu. Nu ir aišku, banmi duonelė. Labai crunchy, aišku sausoka, bet kadangi susribo, tai labai gerai. Labai saldi. Tikrai saldumo tokio turim. Labai gerai. Sveiki, atvykom į skulptūrų parką populiarų į Dalatę. Oras tai visiška pasakėlė yra absoliučiai, nes 25 laipsniai šilumos, gaivu, švaru, miškelės, žodžiu, tobula. Tikrai visiškai atgaiva po didžiųjų miesto, po 39 laipsnių karščio. Tai žiauriai geras jausmas. Ir dabar vyksim pasižiūrėti tų populiarių skulptūrų. Tai jau nusipirkom jau bilietus, nebuvo visiškai eilės. Ir vieno bilieto kaina yra 4,4 eurų. Hello. Okay, thank you. Man iš karto patinka gaivuma, gamta, ta visuma tokia lengva. Na, žodžiu, pušynai kaip ir panašūs Lietuvoje kvapo prasme. Tai žiauriai fainai nuvarom. Pasižiūrėsim. Video! YouTube! YouTube! High five! Faini žmonės čia Dalatė, tikrai žymiai man jie tokie mielesni, šiltesni, draugiškesni negu Ho Chi Minh City. Yêu nhau đi ta lo chi cho môi hôn, không phải ước mơ. Ta yêu nhau, có trăng sao trên trời, chiếu muôn ngàn ánh soi tình chúng ta đừng buông sắc màu. Yêu nhau đi, mình không nên tiếc chi. Yêu nhau đi ta lo chi cho môi hôn, không phải ước mơ. Ta yêu nhau. Na, pagaliau priėjom prie žymiausio, populiariausio skulptūros, tiksliau 2 skulptūrų šiame parke.
Tai realiai iš šitų skulptūrų šitą parką ir pamatėm, nes realiai visur internete, būtent prie jų ir fotografuojasi žmonės. Realiai atrodo žymiai gražesnė nuotrauka. Oh, it's us, really? And how much? Bandom nusiderėti, gauti nuotraukas gražias. Ir susikalbėti, kadangi yra pakankamai sudėtinga, tai dabar per Google Translate išsivertinėjau. Pasakyk, kas sako. Aš nesuprantu, kokia čia... Okay, not this language. English. So this price for this photo. Yes. So two photos. Digital only. All digital. Bandom susikalbėti. Kaip ir pavyko susitarti. Yes. No, but we have photos here. Nu ką, pavyko nusiderėti ir už vienos nuotraukos online kainą gavome 3 nuotraukas. Pigesnio bilieto nebus. Taip, tai mes nusipirkom bilietus dabar į tokius atrakcionus, sakykime taip, gamtoje nusileidinėsim kalniukais. Tai irgi čia viena iš tokių populiariųjų vietų, ką galima nuveikti šioje vietovėje. Ir pasižiūrėsim, ar labai baisu bus, ar verta buvo mokėti 9 eurus. Kaip Gabrielė išmokė vairuoti? Jo, bet reikia dabar jau neįsigreidinti, nes priekį. Yra žmonės, tai kaip tik mes pasirodo greitai varom. Jausmas kol kas dar viskas taip neatrodo, kad būtų labai greitai. Toks slowdowninis pasivažinėjimas. O šiaip vaizdai tikrai pakankamai gražūs. Aš vairuoju. Kas mes jau priartėjom labai arti. Ko? Žmonių. Aš galvoju, finišas sakyti. Tai turiu... Vėl lėtinti. Turiu lėtinti. Šiaip nors pati nesu ta labai greitoji, bet... Ai, bet čia net yra ir parašyti iš tiesų ženklai, kur break, tipo biškelį, kur reikia pristabdyti. Matyti irgi nebereikalo, tai reikia irgi stebėti visą aplinką ir laikyti saugių atstumų, nes irgi parašyta buvo, kad mes atsakome, jeigu per arti priartėsime ir jeigu įvyks kažkoks incidentas, taip pat čia ir kiti žmonės. Tai... Kilome dabar į kalną, Vėlė bando spausti maksimum greitį. Jo, man kojos net dreba rankos. Ok, jau beveik iškilom, nedaug. Pažiūrėk, kas ten priekį. Priekį viskas gerai priekį iškilom. Ką, atkeliavome jau po pasivažinėjimo smagių, taip sakant, kalnelių Vietnamo ir tos dažniausios pramogos, kurie atvaro į Dalatą. Tai įspūdžiai, kadangi mes jau ir matėm per vlogus, kaip kiti vlogeriai daro ir panašiai, tai aš ir panašų vaizdą buvau susidaręs, kad kadangi yra daug žmonių ir nėra taip, kad tu nuolat jais lėki, tu turi ir stabdyti, kartais palaukti, tai tie smagieji kalneliai tampa kartais vėsiais kalneliais ir tu pilnai negali taip išjausti pramogos, bet kas yra faina, kad tikrai yra aplinkui labai graži gamta, tai gali bent jau pasimėgauti pačiu vaizdu. Kaip pagabė? Ir šiaip iš tiesų, jo, pritariu tau ir dar kitas momentėlis, kad iš tiesų nėra tokio jausmo labai saugumo tame. Žinai, nes kaip ir yra tie tam tikri atitvarai, bet kai vairuoji, tu jauti, kad yra labiau pastabdai ir greičiau nori pavažiuoti, kad tokio lygsvaros lygtais iš bėgių šiek tiek išeidinėt galėtum, tai toks bent jau toks jausmas. Tai aišku, pabandyti tikrai verta, faina, gražu. Tuo labiau, jeigu lankysitės Dalate, kas realiai, turbūt ir yra pagrindinės kultūrų parkas, atrakcionai
Kas dar? Dar tas, kažką, kur nu, mes taip, yra planuojame. dar, Crazy House. Jo.